Šiaulių jaunimo savaitės iškilmės prasidėjo lapkričio 5 dienos popietę Šiaulių arenoje. Atėjusieji renginiai galėjo susitikti su sporto, kultūros, kosminių raketų modelių, kūrimo, sveikatos problemų ir negalią turinčių šokių modeliavimo, ekologijos, gatvės vaikų užimtumo įstaigų ir klubų atstovais. Šventinę nuotaiką palaikė Pakruojo ir Kelmės jaunimo pučiamųjų orkestrai. Renginyje taip pat dalyvavo ir Šiaulių futbolo akademijos atstovai, kurie savo stende pristatė akademiją. Nuo 2007 rugsėjo 3 dienos Šiauliuose įsteigta Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Šiaulių futbolo akademija. Šiuo metu Šiaulių futbolo akademijoje sportuoja 501 futbolininkas, dirba 14 trenerių, 25 vaikams atvykusiems iš kitų miestų suteiktos gyvenimo, mokymosi ir treniravimosi sąlygos. Šiaulių futbolo akademijos pagrindiniai uždaviniai – populiarinti futbolo sporto šaką Šiaulių mieste ir apskrityje, ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę, skatinti vaikų užimtumą bei ruošti pamainą Šiaulių miesto reprezentacinėms komandoms ir įvairaus amžiaus Lietuvos futbolo rinktinėms. Nors futbolas Šiauliuose jau gyvuoja daugiau nei 85 metus ir miesto komandos įvairiais metais 12 kartų tapo Lietuvos čempionėmis, Šiaulių futbolo klubo istorija gana trumpa. Klubas įkurtas 2003 metų pavasarį. Pirmaisiais gyvavimo metais Šiauliai tapo antros pagal pajėgumą Lietuvos lygos čempionais ir iškovojo teisę žaisti Lietuvos elitinėme divizione. 2004 metais Šiauliai liko 9 vietoje. Kitais metais, nesėkmingai susiklosčius sezono pabaigai, teko tenkintis 8 vietą. 2007 metų sezone, vykdant naują klubo politiką, komandos pagrindas buvo sudarytas iš Šiauliuose užaugusių jaunų žaidėjų, o vyresnieji, turintys daugiau patirties, padeda jauniems tobulinti žaidimo techniką, taktiką, įgauti daugiau patirties. Nors komanda ir atjaunėjo, 2007 metų sezone kartu su kitomis dviejomis komandomis pasidalijo 6-8 vietomis. Be to, po ilgesnės pertraukos komanda pateko į Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalį. 2008 metų sezone FC Šiauliai toliau tęsė jaunų žaidėjų politiką. Šiaulių miesto reprezentacinė moterų futbolo komanda Gintra universitetas įkurtas 1999 metais. Klubas net 7 kartus tapo Lietuvos čempionu. 2006 ir 2008 metais stipriausia moterų futbolo komanda Baltijos šalyse. Be to, šiaulietės 5 kartus iš eilės 2004-2008 metai dalyvavo stipriausioje Europos UEFA moterų čempionų lygos atrankos etapuose. 2008 metais pasiektas geriausias rezultatas – 2 vieta atrankos grupėje. Šiaulių futbolo akademija, populiarindama futbolą Šiaulių apskrityje, kviečia prisijungti vaikus ir jaunimą prie akademijos vykdomos veiklos ir žaisti futbolą.